Sausio 20 dieną Kelmės sporto centre vyko centro auklėtinių pagerbimo šventė. Sveikinimo žodžius jauniesiems sportininkams ir jų treneriams išsakė Kelmės rajono savivaldybės vicemeras Tadas Kasparas, savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius Michailovas ir Kelmės sporto centro direktorius Vaidotas Monkevičius, kurie pasidžiaugė jaunųjų sportininkų pasiekimais, nuoširdžiu trenerių darbu, Kelmės vardo garsinimu Lietuvoje ir užsienyje. Renginį vedusi Kelmės sporto centro pavaduotoja ugdymui Laura Balsytė kvietė peržiūrėti renginiui paruoštą vaizdo medžiagą, kurioje užfiksuota centre vykdomų 7 sporto šakų veikla 2025 metais. 2025 metai buvo itin sėkmingi lengvaatlečiams. Iškovoti 149 medaliai, 61 aukso, 33 sidabro ir 55 bronzos. Lietuvos čempionatuose iškovota 14 medalių, 9 aukso, 2 sidabro, 3 bronzos. Baltijos šalių čempionatuose laimėti 4 medaliai. Žymiausias pasiekimas – rajonų grupėse laimėta Lietuvos kroso taurė. Lietuvos rinktinės sudėtyje varžosi Sofija Norvaišaitė, Gintaras Eniulaitis, Jokūbas Norvaišas. Už jaunųjų lengvaatlečių pasiekimus padėkota Kelmės sporto centro lengvosios atletikos treneriui Gediminui Kaspučiui. Imtynininkai per metus išvažiavo į 40 varžybų, kuriuose dalyvavo tiek patyrę, tiek jaunieji sportininkai. Sezono metu išryškėjo stabili lyderių grupė. Rezultatyviausias sportininkas Arnas Jokimčius, nuosekliai demonstravęs aukštus rezultatus. Arnas čempionu tapo U17 ir U20 amžiaus čempionatuose. Lietuvos suaugusiųjų imtynių čempionate iškovojo 3 vietą. Jam sėkmingai konkuravo Ignas Leščiauskas ir Ugnius Petrauskas. Į Lietuvos įvairaus amžiaus rinktines įtraukti Arnas Jokimčius, Rokas Miliauskas, Nedas Leščiauskas, Ugnius Petrauskas. Už imtynininkų ugdymą padėka išreikšta Kelmės sporto centro treneriui Sauliui Jurčiui. 2025 metais centro merginų tinklinio komanda Lietuvos salės tinklinio U19 čempionate iškovojo 4 vietą. Urtė Čarkauskaitė pateko Lietuvos U16 merginų tinklinio rinktinę, kur su komanda sėkmingai praėjo visas atrankas ir pateko į Europos U16 merginų tinklinio čempionatą. Jame iškovota 13 vieta. Už tinklinio komandos ugdymą padėkota tinklinio treneriams Gitanai Kerpiniai ir Dariui Barauskui. 2025 metais Lietuvos moterų žolės riedulio čempionate žolės riedulininkių komanda užėmė 4 vietą. Komandos sudėtyje žaidė sporto centro auklėtinės Austėja Raupytė, Aušra Gajauskaitė, Deimantė Kondrutaitė, Dominyka Žemeckaitė, Monika Paulauskaitė, Akvilė Mikalauskaitė, Monika Zaicaitė ir Andrėja Bužinskaitė. Tai puikia patirtis jaunoms žaidėjams. Kelmės sporto centro direktorius Vaidotas Monkevičius padėkojo treneriai Kamiliai Mockaitytei. Stalo tenise grupės lyderis Matas Kušeliauskis. Jis aktyviai dalyvauja stalo teniso varžybose ir savo amžiaus grupėje užima pirmąsias vietas. 2025-aisiais Matas Lietuvoje buvo 5. pagal reitingą savo amžiaus grupėje. Kelmės sporto centro direktorius Vaidotas Monkevičius dėkojo treneriui Virgilijui Valiuškai. Kelmės sporto centro 3 krepšinio komandos aktyviai dalyvauja Lietuvos moksleivių krepšinio lygoje. Nuolat vyksta į krepšinio turnyrus, iš kur dažnai grįžta su medaliais. Ši sporto šaka masiškiausia sporto centre. Žaisti krepšinį mokosi 90 sportininkų. Padėkota treneriams Gintarui Strelkauskui, Mindaugui Krauzai ir Deividui Milkintui. Kelmės sporto centro futbolo komandos dalyvauja Šiaulių apskrities futbolo įvairaus amžiaus lygose. Nuolat žaidžia futbolo turnyruose. Patys treneriai taip pat rengia turnyrus, kuriuose dalyvauja 100 ir daugiau jaunųjų futbolininkų. Kelmės sporto centro direktorius Vaidotas Monkevičius padėkas įteikė treneriams Tadui Špukui ir Tautvydui Bracevičiui. Apdovanoti 2025 metų geriausių sporto centro auklėtiniai. Sofija Norvaišaitė, lengvoji atletika, treneris Gediminas Kasputis. Sofija Norvaišaitė, Lietuvos rinktinės narė. Jokūbas Norvaišas, lengvoji atletika, treneris Gediminas Kasputis. Jokūbas Lietuvos rinktinės narys. Deimantė Kondrutaitė, žolės riedulys, trenerė Kamilė Mockaitytė.
Arnas Jokimčius, laisvosios imtynės, treneris Saulius Jurčys. Arnas Lietuvos laisvųjų imtynių U17 rinktinės narys. Nedas Leščiauskas, laisvosios imtynės, treneris Saulius Jurčys. Nedas Lietuvos laisvųjų imtynių U20 rinktinės narys. Gintarė Nutautaitė tinklinis, trenerė Gitana Kerpinė. Gintarė yra Lietuvos jaunimo rinktinės narė. Urtė Čerkauskaitė tinklinis, trenerė Gitana Kerpinė. Urtė yra Lietuvos U16 rinktinės narė. Matas Kušeliauskis, stalo tenisas, treneris Virgilijus Valiuška. Lietuvos jaunučių stalo teniso olimpinių vilčių žaidynėse finaliniuose dvejetuose užėmė 3. vietą. Matas savo amžiaus grupėje Lietuvoje yra 5. pagal reitingą. Dovydas Kasputis krepšinis, treneris Mindaugas Krauza. Dovydas Lietuvos moksleivių krepšinių lygos U17 čempionato C divizione buvo naudingiausias komandos žaidėjas. Gustas Tankūnas krepšinis, treneris Gintaras Strelkauskis. Grantas Užkuraitis futbolas, treneris Tautvydas Bracevičius. Praeitais metais Kelmės sporto centre sportavo 283 rajono mokiniai, 216 berniukų ir 67 mergaitės 22 grupėse. Centre vykdomos 7 sporto šakų, krepšinio, tinklinio futbolo, lengvosios atletikos, laisvų imtynių, žolės riedulio, stalo teniso, pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo programos. Dirbo 12 trenerių, šiuo metu liko 11. Nerijus Peleckis išvyko dirbti į Kauną. Iš viso šventėje medaliais už aukštus sportinius pasiekimus 2025 metais buvo apdovanoti 52 sportininkai. Padėkomis už pažangą ir gerą treniruočių lankomumą 67 jaunieji sportininkai. Šventinę nuotaiką kūrė iliuzionistas Rolandas Kančauskas. Gerbiami televizijos laidos Labas iš Kelmės žiūrovai. Laida Labas iš Kelmės, pasirodanti per ETA Plus televiziją, nuo vasario mėnesio bus transliuojama Kelmės kultūros centro YouTube kanale. Ir tradiciškai vėl belsis į jūsų namus ir širdis kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienio vakarą. Laidą bus galima pamatyti ir Kelmės rajono savivaldybės tinklalapyje bei Kelmės rajono savivaldybės Facebooko paskyroje. 1991 sausio 13 visko, ką šiandien mes turime pagrindas. Minint tragiškųjų įvykių 35-metį, prisimename 1991 sausio 13, kai buvo atremta ir nugalėta sovietų agresija, kai laisvę labiau mylėjome nei gyvenimą, kai jautėmės vieninga tauta, kuriai reikalinga valstybė. Apie žmonių drąsą tomis dienomis galėjai išgirsti iš pačių dalyvių, spaudos, kitų informacijos priemonių. Tačiau laikas bėga, nugrimzdo į užmarštį kraupūs vaizdai, apgijo dvasinės ir fizinės žaizdos. Iš gyvenimo pasitraukia kai kurie įvykių dalyviai, o kiti prisiminimus atgaivina nenori. Šioje laidoje leidžiame prabilti gyvajai atminčiai. Nuo pat pirmos dienos prasidėjo nepriklausomybės gynimas. O sausio 13 tai buvo pati iškiliausia diena apginant nepriklausomybę. Mes buvom nusprendę profesoriaus Landsbergio suformuluotais uždaviniais eiti taikiu, pabrėžtinai taikiu būdu. Mes žinojom visi, jeigu bus puolamas parlamentas, mūsų nei vieno gyvo neliks. Mūsų savanoriai tikrai buvo tokie ypatingi. Jie prie savo postų užrašė: mirti už tėvynę, saldu ir garbingai. Man atnešė Mauzerį tokį vokiškų šautuvą su šoviniu krepšą. Na ir suprantėm, taip panašu. Ir nusivežiau į Vilnių, tada jau aš ten 13 buvau. Nusivežiau ir ten reikia gabalą paeiti iki to parlamento, kur sustojo autobusas. Ir ne šitą, taip iš popajo, tai išlindas man. Ir kiek tūkstančių ten žmonių buvo, taip žinai, mes taip paėjom pro tarpą. Visi, kiek gerklė išneš, šaukė ačiū. Buvo labai didelis pakilims Lietuvos, tada vat kas buvo. Daug galėčiau papasakoti, kadangi aš vien tik tai jau Lietuvą gint dėl to, kad aš per praeitą režimą baisiai daug nukentėjau. Iš štabo paėmė, surinko, kas norėt eiti rūmų ginti.
11 dieną. Nu kągi, aš įsirašiau ir dar 14 žmonių įsirašė. Įsirašėm 14 ir visi nuvažiavom, man atrodo, 10 dieną nuvažiavom mes su autobusiuku ten. 10 dieną nuvažiavom į parlamentą ir mus paskyrė į objektą R2. Tai po kairę laiptinę antram aukšte. Žmonės nesitraukė, o 12 dieną jau po 12 nakties atvažiavo už Neries tilto 6 sunkieji tankai. Jo taip vamzdžius sukina, šilink pažiūrė, į kurį langą šauti. Suprantat, tos savo tutas sukina, o čia žmonės nesitraukė. O vakarykščiai buvo atvažiavo žmona, eik, saka, seniau, kokią meilę tau reik, žūsi, tu čia taip toliau, ten jau prie televizoriaus bokštas su malėm. Nu, sakau, žūsiu, ką dabar. Nieko nepadarys, sakau, aš jau pasiryžau čia pasiryžau. Ir visi buvom pasiryžę, ir Saulius, ir Jonas, visi budėjom. 90 metais, kada nepriklausomybė buvo paskelbta, neužilgo savanoriai pradėjo kurtis visuose rajonuose, ne tik Kelmėje. Reikia paminėti svarbiausia, turbūt vienas svarbiausių žmonių, amžinatilsį Everestą Klevinį, tremtinio sūnų, kuris ėmėsi labai atsakingo darbo vadovauti savanoriams Kelmėje. Ir mes visi rinkomės tomis dienomis budėti. Karinis komisariatas dar buvo rusų okupantų valdžioje. 6 valandą išvažiavome, 14 žmonių, ir mes bevažiuodami sužinojome, radijėlis tokį turėjom traškantį, braškantį, kad spaudos rūmus 11 diena buvo, istorinė mūsų Kelmės rajono diena, spaudos rūmų šturmuoja. Kas tai? Jau prasidėjo, reiškia, kariškių judėjimas Vilniuje. Mes buvom beginkliai. Visa liaudis buvo beginklė. Ir visa ta priekinė žmonių minia mus, kaip sakant, saugojo. Ta naktį išvakarėse eilės nusidrėkė kaip kunigo Grigo. Mes jau išpažintis atlikinėjom, kurie prie katalikybės buvome. Eilės nusidrėkė prie telefono su šeima. Na, štai, Jonas, ką sako apie išpažinį, tai aš galiu paliudyti, kaip vyrams buvo svarbu prieš mirtį tai padaryti. Kelmės rajono žmonės taip pat buvo nusiteikę kaip ir vilniškiai. Prisimenu tos autobusus, kuriuos išlydėdavom nuo savivaldybės, važiuoti į Vilnių saugoti pagrindinių objektų. Vieną dieną išlydėjom net 17 autobusų. Visa kolona kelmiškių važiavo saugoti ir ginti laisvės. Iš Seimo paprašė tuo metu, kad ūkininkai padėtų parlamento gynėjams maisto produktais. Paprašiau ūkininkų, per kelias dienas sunešė dešrų, kumpių, lašinių, 4 maišus sudėjo į mašiną, nuvežiau į Seimą. Kad tuo metu nusiteikimas, vienybė lydėtų mus visą laiką, visą gyvenimą, kad mes būtume vienas kitam broliai ir seserys, taip kaip buvom tuo metu. Man norėtųsi pakalbinti kiekvieną, kuris tą kruviną naktį buvo šalia manęs. Kasdienybėje tokie rodos pilki, paprasti, menkučiai žmonės, gal kartais pravirksta net pirštai įsipjovę. Ir tokie stiprūs, neapsakomai stiprūs tą naktį buvę šalia manęs. Gydytoja Juškaitė ir medsesuo Šulnienė. Linų fabriko darbininkė Jukubauskaitė ir kolūkietė Kybartienė, mokinukė Ivanauskaitė, argi įmanoma juos visus išvardinti? Taigi kiek mūsų kelmiškių jų ten buvo? Aš manau, kad tai man atstos šiandien šitas šaunus būrys vyrukų, kuriuos mes sekančią dieną
Krūvinojo sekmadienio rytą juos pavadino mirtininkais, mirtininkais savanoriais. Šitie vyrai buvo parlamente, viduje, ir kiekvienas iš jų, manau, žinojo, kad jeigu prasidės parlamento šturmas, nei vienas jų iš ten neišeis. Kelias Vitalijus. Samušis Antanas. Gumšas Valdis. Bronislavas Lukaševičius. Robertas Indickas. Prašau. Atvirai pasakius taip, bent jau man. Apie kitus nesimėsiu. Labiausiai apmaudu buvo, kad tinkamai vyriškai nebūtumėm galėję duoti to atkirti, nes faktiškai pliukos rankos mūsų visų buvo. Tas labiausiai mus ir, kaip pasakyti, iš vienos pusės ir įtikino, iš kitos pusės gal ir to mes išdvirti ir buvom, kad mes buvom tik pliukom rankų. Sprokstantis ir degantis, taigi simtuvai buvo, mes vadinam jų kulkosvaidžių, taip. O daugiau tai po to jau, po visko jau. Nu, lasdos metalinės buvo ir viskas. Su geležiniais strypais prieš tankus. Baimės nebeliko, nei kiek, nes buvom pasiaukoję dėl tėvynės. Žūtbūt. Buvo gražu, kada viena moteris įstojo ir pasakė, kada leidžiau visoms moterims išeiti, Lendvaris. Sakė, mes visos paliekam ir mirsim kartu. Ir pas mūsų nebebuvo baimės. Mes kelmiškiai tikrai nejautėm jokios baimės. Tik tai, kad gintys su turimom savom lasdelėm, bonkom, dėžėm dideliom sukrautom. Kai pradėti žurnalistai klausinėti, užsieniečiai pagrindą sako, tai su kuo žadat kariauti. Pavada tus gesintuvus ir ten blakės, kaip mes dabar jokiamis tamsai kvadratinės, tokių, nėra matę tokių dalykų. Jau ką, žadėjom dėžės mes patys kristi, kažkaip tai, buvo tas toks pakelims ir ten visi buvo ant to pasinešę. Man atrodo, kad mes nesupratom pagrindinę to dalyką, visą sausio 13 įvykį. Nesvarbu, suvokė žmonės ar nesuvokė. Bet koks karys, bet kokioj kariuomeniai yra profesionalus žudikas. Ir tikslas yra žudyti visoms priemonėms. Visoms kaip tik jam tik įmanoma. Mes ir būtent tai padarėm ne prievartos būdų sustabdyti. Būtent reikalinga buvo Lietuvoje auka tuomet. Šiausiai žūti ir viskas. Be ginklams. Pasipriešinti kaip piliečiams, ne kaip kariams, o kaip piliečiams. Tada sprendęs tas klausimas. Yra Lietuvoje žmonių, kam reikalinga ta valstybė ir nėra. O šiausiai reikia apginti taip. Tai viskas, tas pagrindinis įspūdis. Tokie susitelkimai būna tautos kažkokiu tai lemtingų žingsnių akimirkose. Kaip čia buvo lemtingas žingsnis ėjimas į nepriklausomybę. Juk mes visi buvom labai vieningi tada. Aš nenoriu pasakyti, kad kokį nors įskirti kažkokį sluoksnį žmonių. Nebuvom tokį susiskirstę kažkokias grupelės, kurias pavadinom vėliau partijom. Mums tada buvo viena partija Lietuva. Sausio 12 vakarą Kelmėje surengtas Laisvės gynėjų dienos 35-ųjų metinių atminimo vakaras minėjimas. Minėjimas prasidėjo atgimimo aikštėje prie uždegtų simbolinių laužų. Šiandien susirinkome ne tik prisiminti, bet ir pajusti. Pajusti tai, ką prieš 35 metus jautė žmonės. Gynė Lietuvos laisvę. Prie laužų, dainose, bendrystėje ir nepalaužiamame tikėjime, sakė renginio vedėjai Kelmės kultūros centro kultūros renginių vadybininkai Rūta Palubeckienė ir Marius Kačiulis. Atminimo vakaras pradėtas lauko parodos pristatymu. Pristatydama Justinos Jankevičiūtės parodą Laisvės sakalų alėja, Kelmės kultūros centro parodų vadybininkė edukatorė Irma Diminskienė sakė, jog ekspozicija skirta sausio 13-osios didvyrių pagerbimui. Parodos autoriai ant cinkuotos skardos lakštų grafiti būdu išpiešė 14 žuvusiųjų portretus. Kelmėje atgimimo aikštėje giedant Lietuvos Respublikos himną, Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų, prisikėlimo apygardos, 6-osios rinktinės, Kelmės 605-osios pėstininkų kuopos kariai savanoriai iškilmingai iškėlė Lietuvos trispalvę. Renginys tęsėsi Kelmės kultūros centro Juozo Liaudanskio dailės galerijoje. Video medžiagą kvietė prisiminti 1991 sausio 13-osios naktį. Kelmės kultūros centro Pakražančio skyriaus merginų šokio kolektyvas, vadovaujamas Gintarės Guželienės, judesio kalba papildė vaizdo medžiagoje rodomus šiurpius tos nakties įvykius.
Padėkos žodžius ir linkėjimus išsakė Kelmės rajono savivaldybės tarybos narys, pavaduojantis merą Albertas Brazas. Atminimo vakarą melodijomis užbaigė styginis tercetas. Gerbiami televizijos laidos Labas iš Kelmės žiūrovai. Laida Labas iš Kelmės, pasirodanti per ETA Plus televiziją, nuo vasario mėnesio bus transliuojama Kelmės kultūros centro YouTube kanale. Ir tradiciškai vėl belsis į jūsų namus ir širdis kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienio vakarą. Laidą bus galima pamatyti ir Kelmės rajono savivaldybės tinklalapyje bei Kelmės rajono savivaldybės Facebooko paskyroje. Tarptautinėje parodoje projekte Menas visiems ir su visais Europos parlamente Briuselyje eksponuoti 2 Lietuvos vaikų kūrėjų darbai iškeliavo į pirmąją kelionę po ES valstybių sostinės. Pirmoji stotelė Roma. Projektą Menas visiems ir su visais, kai bendrame kūrybos procese dalyvauja profesionalūs žinomi menininkai ir pradedantys kūrėjai, specialiųjų poreikių turintys vaikai ir jaunuoliai, inicijavo Europos parlamento narė iš Italijos, Chiara Marija Džema. Kurti kartu su profesionaliais menininkais buvo pakviesti 2 Lietuvos atstovai, Kelmiškio specialiojo pedagogo Valdo Kančausko mokiniai, Kelmės specialiosios mokyklos mokinys Lukas Rudaitis ir vilnietė Ana Raketytė. Projekto sumanytojai, europarlamentariai, apie Valdo Kančausko įkurtos ir vadovaujamos organizacijos viešoji įstaiga Angelų sodai veiklas papasakojo Lietuvai atstovaujantis europarlamentaras Aurelijus Veryga. Tai sudomino projekto vadovę ir jis susisiekė su Kelmiškiu. 20-metis Kelmės specialiosios mokyklos mokinys Lukas Rudaitis sukūrė bendrą paveikslą su Italijos dailininku Oreste Ramalje. Ana Raketytė su dailininkė Katija Santos iš Vokietijos. Lukui kiekvienas potėpis kelionė į save, savęs pažinimą, o mums galimybė išvysti pasaulį iš visiškai kitokios, tikros ir nesuvaidintos perspektyvos. Jo talentas nėra tik meninis gebėjimas. Tai unikali dovana, kuri jungia žmonės, griauna sienas, skatina atjautą ir praplečia mūsų supratimą apie kūrybą, sako Valdas Kančauskas. Italų dailininkas Oreste Ramalje ir toliau bendradarbiaus su Valdu Kančausku, kurdamas kartu su Luku. Jūsų dalyvavimas padėjo sukurti dialogo, kūrybiškumo ir bendrų vertybių erdvę, susitikimą, kuriame menas tapo tiltu tarp kultūrų, emocijų ir perspektyvų. Paroda ne tik renginys, bet ir vienybės, grožio ir kolektyvinės raiškos šventė, prie kurios jūsų darbai prisidėjo labai daug. Jūsų talentas, jautrumas ir atsidavimas, kartu su jūsų kolegų talentu, jautrumu ir atsidavimu, padarė šią patirtį tikrai unikalią ir labai reikšmingą. Projektas yra sėkmingas tiek meniniu, tiek žmogiškuoju požiūriu. Su nuoširdžiausia padėka ir susižavėjimu, su pagarba laiške Valdui rašo projekto vadovė Chiara Marija Džema. Sausio pabaigoje Kelmės kultūros centro Juozo Liaudanskio dailės galerijoje surengta fotografo Artūro Morozovo darbų paroda Tada, kai pamačiau tave. Fotografijose įamžintos šeimos, pasiryžusios globai ir vaikai radę naujus namus. Nors atsiranda vis daugiau žmonių norinčių tapti globėjais, jų paieška išlieka dideliu iššūkiu. Parodos iniciatoriai, valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba bei globos centrus vienijantis tinklas Vaikai yra vaikai. Tada, kai pamačiau žodžiai, nuo kurių prasidėjo dažnos šeimos istorija, trapi akimirka, 2 susitikimas, suteikęs globojančių saugumą ir namus pripildęs gyvybės. Fotografo Artūro Morozovo paroda tarsi 12 šeimos fotoalbumo puslapių. Parodos atidarime sakė Kelmės kultūros centro parodų vadybininkė edukatorė Irma Diminskienė. Renginio pradžioje šokį dovanojo Kelmės kultūros centro šokių grupė Gintarėliai, vadovaujami Gintarės Guželienės. Keliaudamas po Lietuvą, lankydamas ir fotografuodamas šias šeimas, buvau nustebintas namų jaukumo. Kiekvienose jų buvo savi garsai,
pokalbių, juoko, maisto gaminimo. Gyvename nedidelėje šalyje, visuomenėje, kuri tarpusavyje yra glaudžiai susijusi. Tikiu, kad visiems vaikams yra skirtos šeimos, galinčios juos priglausti ir suteikti nuolatinį rūpestį. Įsitikinęs fotografas Artūras Morozovas. Parodos herojų, vaikų ir juos priimančių globėjų fotografijos eksponuojamos tarsi šeimos albume, atskleidžiant, kaip globojamas vaikas įtraukiamas į bendrą šeimos paveikslą. Šią atmosferą papildo šeimos narių užrašytos mintys, komentarai ir prisiminimai. Gerbiami televizijos laidos Labas iš Kelmės žiūrovai. Laida Labas iš Kelmės, pasirodanti per ETA Plus televiziją, nuo vasario mėnesio bus transliuojama Kelmės kultūros centro YouTube kanale. Ir tradiciškai vėl belsis į jūsų namus ir širdis kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienio vakarą. Laidą bus galima pamatyti ir Kelmės rajono savivaldybės tinklalapyje, bei Kelmės rajono savivaldybės Facebooko paskyroje. Gruodžio pabaigoje Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje buvo pristatytas 2025 metų Kelmės krašto istorijos ir kultūros žurnalo Sietuvos 5 numeris. Renginyje pasisakė Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius, savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Sonata Venskienė. Muzikinius kūrinius dovanojo ir renginį dainomis nuspalvino Kelmės kultūros centro Pakražančio filialo Sauliaus Venskaus ir Viktorijos Jagaudienės vokalinis duetas. Leidinio pristatymo renginį vedė Kelmės mažojo teatro direktorė Sandra Zakarienė. Žurnalo visuomeninės redakcinės kolegijos pirmininkas, Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos bibliotekininkas Egidijus Uksas kalbėjo, jog žurnalo redakcinė kolegija kreipėsi į fotografijos meno mėgėjus, prašydama atsiųsti nuotraukų būsimam numeriui. 5 žurnalo viršelį papuošė fotografės Aušros Saponkienės nuotraukas Svajos. Egidijus Uksas pristatė žurnalo skiltį Istorijos vingiuose, kuriame paskelbti 5 straipsniai, skirti Kelmės krašto istorijos tyrinėjimams, kuriuos pateikė Sandra Sabaliauskienė, Virgilijus Lukošius, Laurynas Giedrimas. Pirmą kartą žurnale paskelbta tarptautinio tyrimo medžiaga. Lietuvos istorijos instituto doktorantas Laurynas Giedrimas ir Jungtinių Amerikos valstijų jidiš centrų tyrėja Krista Vitnei apžvelgė ekspedicijos į Užvenčio žydų kapines rezultatus. Kristos Vitnei prosenelė yra gimusi netoli Vaiguvos esančiame Pikelių kaime. Redakcinės kolegijos narė Danguolė Garnienė papasakojo, kaip gimė rubrikos po renginio idėja. Kelmės krašto kultūrinis gyvenimas yra turtingas, kasmet atidaroma daug parodų, kurias pristatant dėmesys krypsta į meno kūrinius, bet jų autorių asmenybė, kūrybinio proceso detalės lieka beveik nepaliestos. Todėl interviu su menininku suteikia galimybę šiek tiek užpildyti šią spragą, praplėsti meno gerbėjų ir skaitytojų akiratį. Vyresnioji bibliotekininkė Vilma Dikavičienė pristatė skiltį Kultūros duburyje. Šioje skiltyje kalbama apie 26-osios Reginos Biržinytės premijos laureatę Dalią Griškevičienę, pristatoma jos kūryba. Humanitarinių mokslų daktarė Živilė Nedzinskaitė apžvelgė Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus gyvenimą ir kūrybą. 2025 metai buvo išskirtiniai Šiaurės Horacijumi vadinamo poeto atminimui, paminėtos rašytojo 430-osios gimimo metinės. Minint rašytojos Žemaitės 180-asias gimimo metinės, Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje vyko 9 Žemaitės skaitymai. Žurnale išspausdinti humanitarinių mokslų daktarės Dalios Čiočytės ir Žemaitės premijos laureatės rašytojos Nijolės Kepenienės parengti straipsniai. 2025 metais buvo paminėtos iš Tytuvėnų kilusio poeto keturvėjininko Antano Rimydžio 120-osios gimimo metinės, kurio kūrybos ir gyvenimo apžvalgai skirtas humanitarinių mokslų daktarės Indrės Žakevičienės straipsnis. Šiaulių aušros muziejininkas Jonas Kiriliauskas skyrė straipsnį Laurynui Rokui Vinskiui. Užvenčio krašto muziejaus muziejininkė Milda Balvočiūtė Knyzelienė apžvelgė 2025 metais festivalyje Užventis mene iškilusio čiurlioniško Žemaičių kapinių kryžiaus prasme. Šių metų įvykių tėkmėje panirsite į Kelmės krašto kultūros ir istorijos sūkurį, kuriame rasite 59 trumpas žinutes.